Žinokit, šiose vietose aptinkamas nendrinis lendrūnas. Nieks mums nesuras. Kai suras, mes busim per linksmi, kad suprastų. Uždusai, tu nesportuoji visai? O ką, aš intensyviai tai spaudžiu. Čia apatinė raumenų traumų. Kurie tavo raumenys vystos? Aš pažiūrėjęs tavo skilsus. Nusistatyčiau dieną, kada tave papjauti ir suvalgyti. Kur ta vata? Kur vata? Nu ta. Kur vata? Čia. Kur vata? Kur vata? Kodėl jūs, pavyzdžiui, mums atsiuntėte Žalgirį pinkierį? Palauk, čia Zatablo. Kaip vadinasi? Zatablo? Zatablo. Aš buvau pirmas, o po to, žinok, yra kaip lyga, ateina vienas po kitas. Yra kaip boltus vairuotojus. Net visi bijo nueit nuo laužo į tą tamsą kažkur pamyšt. Nes jau sako, paskutinis vaizdas, kuris bus tavo gyvenime, tai bus lendrūno dantis ir nagai. Wow. Man labai patinka su mediena. Bet drožt medieną? Mediena drožt, aš nieko kitų nedrožu. Veikina. Ką reiškia veikina? Rūko? Ne. Ta kur šniūrą stumdo? Jo. Mamyčiukai būna moterį, o ne vyrai. Broli, lietuviai nevalgo. Čia yra legenda. Užkandžiauja? Jūs tik tai jo pakaštavojat, jūs nevalgot. Tenais Velyka, jeigu tu liksi gyva po visas pietų, tave duoda apdovanojimą. O tai kas tas nendrinis lendrūnas? Kaip suprasti, kad kaina geresnė už geras? Erikai, paim dar vieną. Nėra ką mąstyti. Walden kaina visada gera. Įsitikinkite, nuo šiol visos Walden kainos oranžinės. Maxima. Voilà. Niekad taip gerai nemiegojo parduotuvė. Oho, gerai. Nu, aš šitą paimsiu. Ne, šitą. O, Dieve, sveria. Tai, praeitą kartą gaminom šalmą, dabar tikėkimės, kad bus kažką geriau už šalmą. Sveiki visiems, aš grįžau į Maximą pagauti savo naują Mystery Box. Pagal dydžių jau tikrai pavalgysim ir šiandien aš aplankysiu Vytaras Radzevičius, mano geras brolis. Tai renku. Aš šitas paimsiu. Dieve, kaip sveria. Šitą paimsiu, o dabar pažiūrim, kas viduj kitos yra. Eik tu. Va čia būtų gavosi normalus pastas. Eik tu savo. Galėjom daryti viskas taip per įdomi. Einam gaminti, Vytaras laukia ir tikėkimės, kad bus mėsos. Vytarai! Vytarai! Nu kur tu, seni? Vytarai! Kur tu? Vytarai! 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 Ką? Oi, blėt, kaip atsigandau. Buongiorno. Ačiū, kad tu vienintelį įsitin, kad kai tipo tu atvažiuoji į mano laidą, iš tikrųjų aš turiu atvažiuoti pas tave. Bet čia vienintelis italas yra, kurį įsileidžia į Dzūkijos miškus. Nu čia, žinok, eiti pas tave į namus yra kaip grįžti pas mane į Italiją. Tik tai trūksta dar vienas senas problematiškas žmogus.
Nu, Tomas. Nu, jeigu būtum tu, Tomas, man kažkaip yra tas jungesys merkinė. Man atrodo, su tavim problemų užteks ir be Tomo. Jo, šiaip jo. O tarp tavo artimiausių draugų, dėl to, kad žmonės nežino, kiek Radzevičių šeima turi legendų. Tu turėjai legendinę dedukas, legendinės prodėduką, kažkaip yra daug legendų, bet žmonės nelabai žino. Jūs slėpėt dėl to, kad po to žmonės limpa kaip bičių medus ir visi čia atsirastų, tu nenori. Legendos turi ir būti legendos, kad ne visi žinotų, kartais tik sužinotų ir tai, ką reikia. Tu esi pirmas, kur sugebėjau sukurti laukinę maistą ir padaryti, kad žmonės vietoj, kad zirstų, kad nori kažkokią nesąmoningą sokultūrą, ateina valgyti ir kaifuoja. Be baltų staltis. Be jokių baltų šūdų, ne tik to. Padarai visiškai laukinę dalyką ir visi atsibūdo, kad žinok, kur atpetinka. Aš labai atsimenu, pirmą kartą, kai buvai pas mus merkinės fabrike ir sakei, toks ramus, čia, viskas gerai. Ir po to tu vidury dienos, iš kur jie imasi tie žmonės? Kaip tu įtikini Vilnietį? Pirmas, leisti tau turėti savo kampą. Antras, leisti tau gyventi kaimą. Be reikalavimo, be išankstinio nusistatymo ir be viso kito proto knisimo, kur yra įprastom visos moterį, kur gyvena mieste. Apie žmoną mano kalbėjimas. Noriu suprasti. Sakyk, ką daryti, aš irgi noriu. Trumpi išsiskyrimai stiprina šeimą. Puikiai žinai. Tu irgi darbą eini su malonumu. Tik visi, jo. Vaikai lieka, žmona, pabūni pats su savim. Nu, yra ta jausma, yra kartais. Nu, žinai, yra kaip į pratybą, kai einu su šauliu. Žmonės sako, buvo budėjimą. Ir girdėjausi kažkoks keista gersu ateinantį iš mano kampą. Tu postą mėgoji? Jo, postą mėgoju. Bet po to atėjau, sakė, Liukai, ir aš iš kartą. Ką? Aš sakau, tu mėgi ar ne? Ne, nemėgu, aš medituoju. Ne, aš nemėgu. Aš nemėgu. Sakau, kas čia per gersu? Maskuotė. Sakau, maskuotė čia yra. Kai yra gersu, nieks neprisiartina. Vilkas miega, čia nieks neina. Ir turiu rekordą, kas greičiau sugeba išmygti. Užmigt? Pavyzdžiui, namuose aš turiu labai sunku problemą su miegojimą Vilniui. Kodėl? Vilniui nesimiega, stresino, nervuojasi. Miške žmogus man sako, Liukai, gal nori apsikeist, gal nori miegoti? Taip. Sakė, jisai nespėjo girdėti taip ir jau girdėjau, kaip aš knarkiu. Martynas, mano draugas, man sakė, kad kelionėse aš kai esu vienintelis jo žinomas žmogus, kuris užmiega beguldamas į lovą. Ir tai jo problema, nes aš tai pirmas pradedu knarkti ir man jau vienodai. Ir jam. Bet iš tikrųjų, ir aš prisimenu, kai miegojom visi kartu pas tave. Ir tu sakei, dabar pasakysiu iš anksto. Greitai išmėkit, jeigu norite miegoti. O kai plaukdavom žygius su draugais ir statydavom palapinės, tai aš iš pradžių nesupratau, kam reikalas, nes mes sustojom ant kranto, išlipam, ištraukiam laivus, ištraukiam palapinės ir nieks nestato palapinių. Visi žiūri, kur aš pastatysiu. Tada, kai aš pastatau, tada jie kitą krantą perplaukė, aš tik ir po to tą supratau. Turiu draugas slapti vardą Lokys. Tai va, aš pradžioje nesupratau, kodėl Lokys. Nu, didelis žmogus, tikrai atrodo kaip Lokys. Bet po to pirmą naktį miegojom visi kartu. Ir tau išsiskyrė kaulai. Žinok, ant tiek drebėjo, kad gargaliai pagaliau išėjo, ten gulėjau seniai, tai viskas nusivalė, plaučiai nuvalytų, ten drebėjimą buvo giliai. Vibracija to buvo. Vibracija ir celiulitą nebeturėjo, vibravo lauk. Bet ten veido liko biški. Liko biški, čia itališka brožių. Ne, porketą, kaip pastavė pirmą kartą, porketą, pasiūlė, rizoto pasiūlė. Normaliai. Nieks tai tinka? Tinka. Dėl torto biški nesuprato. Kokį tortą nori? Aš klasikinį noriu daryti, žinai, itališką. Ten, tokia, 30 kg. Vienam. Ne, 160 žmonės. Nu. Tai žinai, kiek ten torto dydžių. Nežinau, man žmonės... Aš klausinėčiau apie vyną, kiek vyno bus, pavyzdžiui. Pavyzdžiui, jo apie vyną labai greitai pasiaiškinau. Man sakė, turi būti bent jau tiek. Tai žiūrėk, dabar paaiškinsiu tau. Aš pasiemu 2 dėžę, nežinau kas viduj.
atidarom kartu, iš to, kas yra, turim sugebėti gaminti ką nors. Ok, Ir turim sugebėti padaryti, kad sydai nesuėstų. šitą sunkiau. Žinau, atidarom pirmas dėl meistą. Orkarit. Tai žiūrėk, praktiškai jau pagaminta. Tai čia tik pašildyt, matau. Čia šildyt. Kas čia? Parodyk man. Čia arbata. Moterį kvietė iš svečių. Tu mane kvietei. Padarom užpilą arbatinę. Avokadai, Bulvės. bulvė, laiškinė česnakų. Nu, turim, Kaparėliai. ne, pala. Alyvuogės. Kaparelio, alyvuogė, agurkėliai, pomodorai ir paprikos. Mano pirma mintis iš to, ką mes čia matom, tai aš nesukčiau savo galvos, nėra geriau kaip laukia kažką daryti, jeigu yra į ką įdėti, tai sutroškinčia pusę tų dalykų. Aš irgi tai manau, bet dabar reikia žinoti, ar turėsim su ko troškinti. Palauk. O čia iš armijos civilių. Tau turėtų būti pažįstama parduotuvė. Labai gerai pažįstama. O, čia daug nėra. Čia tau. Čia man. Čia tau. Bet čia naujas. Aš tau sakiau visą gyvenimą, kad šitie yra skustukai geresni negu tavo tie itališki. Žinok, Vytarai, mes jau daug kartą kalbėjom, kad su tokia šūda tik tai tu Vieną mėgsti. kasą padariau bulvės skutą. Gerai, kas čia? Iš gyvenimo rinkinukas kažkoks karinis. Čia tau. Man jau neaktualu. Gerai prasidėjo. Kas tam viduj? Paaiškinimą. Gerai, čia turbūt tos uždegimų, Čia tektukai, ir ten uždegybinė. čia tau pleistras, nes tu vis tiek šiandien žaizdas gausi. O, va, Peiliukas, čia peilį pagal tavo dydžių. tik čia yra va tas, kurią mes galim uždegti. Jo, viskas labai lengva. Bet, broliai, Ne, čia. Užuodį terpentiną ar ką nors. biški yra. Tai čia ta uždegimų. Nu, Va, žiūrėk, ir turim jungiklę irgi. kas yra jungiklis? Šitas daiktas. Toršeras statys? Galima kabinti. Kaulų. Čia va pjūklas, žinai šitą pjūklą. Jo, Užtraukėjai, pieštukas, adatų. visko. Žvakutė. Kas čia? Nežinau. Čia- Metrą. Ai, čia ta lemputė, jeigu aš ištrauksiu dabar. Turėtų kažkaip užsidegti, jo, kaip paspaudinti. Šitą dėl pasidaryti gertuvę. Darykis tave. Ne, aš nenoriu šito Negeria. gerti. Tai gerai. Geras rinkinukas šiaip. O žiūrėk, o mes tikrai, broliau, kaip gaminsim, dėl to, kad čia su šito negaminsim šonkulių. Kodėl? Dalinam per pusę. Pasidarom kiekvieną savo truškiniuką. Mes galim tuos daiktus čia sudėti. Ir tas buvo troškinas, aš nežinau, ką čia daugiau padaryti. Galima pakabinti to šonkulių, o čia troškinti bulvę ir visų kito. Termosas. Nu gerai. Taip gali padaryti. Va, šitą nesu turėjęs. Aš sakau, aš be tos dalies. Gerai. Pradedam? Jo, tai pirmiausia, mums bet kokią atveju reikia laužą užsikurti, ne? Jo. Gal pasidarom, kad būtų saugu. Pasantė. Ką reiškia pasantė itališkai? Prieinantis. Nelabai Kiaura? skam, kiauras tipo. Tai čia gal įstatuvėliai? Nu, nelabai gerai skamba su šito. Pasantė. Pasantė. Prieinantis. Šitas tai tau yra čia pradurti, jeigu tu dūstum, plaučius ventiliuot. Su šitą peiliuką. Šitau taip įkalčiau iššauti. Mane? Jo, padaryčiau skylę. Čia.
Žinai, Tai kiščiau ir išgerčiau tavo kraują. tu tikras lietuviškas draugas. Nu, matai, aš bijausi mėgoti, jeigu tu alkanas, tu gali mane naktį papjauti ir suvalgyti, nes aš daugiau mėsos. Jeigu reikėtų išgyventi, žinok, broli, aš tave skaniai pagaminčiau. Ja, bet aš visai linkęs tave suvalgyti. Bet žinok, iš manęs tik kaulų. Matai, koks kūdas. Makaronų augęs, tai gerai įmitus mėsa. Daug anglinio vandenį. Tu daug aliejaus gero įsimirkęs. Tai. Aš ten saulėgrąžą aliejaus. Ne, kopustienį pastavė, vis tiek tu irgi kokybiškas. Nežinau. Nu, bandų. Aš dabar žiūriu filmą Hanibalas. Hanibalas? Skaniai gamina. Ta, kur... Žmogienas. Ten geri patiekalai. Tu žinai, kad mano vaikai sakė, kad tu geriausia dėduka pasaulyje. Ačiū. Dėl tą pasakymą, kad žiūrėjote siaubo filmus su savo ir pasakė, įsineš puodą, kad netrėstų į kelnę naktis. Mano vaikai sakė, kad esi išskirtinis, sakė, jo nori tau pagirti ir duoti premiją kaip geriausia dėduka pasaulyje. Gerai, aš jam kalėdom atsiųsiu puodų. Dovanų. Einam, Malku. Einam. Žinai, ko mums reikia? Ko? Vandens. Jau troškinti be vandens sunku. Labai. O tu žinai, kur čia vandens rasti? Čia, žinai, Dzūkijai smėliais, vien pieskai. Mes galim padaryti bandymą. Ten yra konservuoti agurkai. Ir su to vandens rasalu. turim Ir alyvogius. ir alyvogių skysčių. Man bus bairis. Kam išpilt? Davai bandom. Nu. Ne, šiaip gerai, dėjom lemą. Nu. Daržovių pridėsim, tegu troškinasi. Po daržovės išleis sultis irgi. Ir pomidoro išleis sultis. Taip. 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 Dedam apačiai pomidorus. Apačiai tos kyšius nupilam. Padarom sluoksniuotą. Jo. Ir bulvę. Ant Tada šitų. šitos troškinam daržovės. O kabinam mėsą. Kepam tiesiog ant. Taip, pakabinam ją. Gerai? Bus gerai. Trikampį pasidarysim su šitą vėlę. Gerai. Einam Malku. Turim viską. Einam, Malku. Aš, Vytarai, žinai, yra nedaugelis žmonės, kur norėčiau pabūti, jeigu prasidėtų karą. Bet su tavim ir su tavo pusbrolį būčiau. Būtų labai smagu. Jeigu Rusys būtų pilnas. Ne? Rusy tavo pilna. Visą laiko namą šiltą. Vidury miške. Nieks mums nesuras. Kai suras, mes busim per linksmi, kad suprastum. Kas? Žiūrėkime. Pavargai? Ne. Man patinka, žinai, tavo prisidėjimą prie mūsų draugystę. Nu gerai, aš tau vadovausiu. Iškeliam. Ačiū labai. Gerai padarei. Jo, dabar saugiau. Kur ugnį? Kur? Dabar kursu, tuoj. Uždusai, lu. Tu nesportuoji visą? Ne, sportuoju 5 dienų per savaitę, nebesprotu. Aš labai daug sportuoju ir žinai, kas gaunasi iš to. Tą nuėjimą į tualetą vadini sportą? O ką, aš intensyviai tai spaudžiu. Čia apatinė raumenų traumų. Kurie tavo raumenys vystos? Blemba. Žinai, gyvendama Vilniui, kitų raumenį nesivysto. Čia pasidarom ant dubytę, įdedam šitą vatelę, padarom šitaip grovytę. Visus degtukus sudeginsi? Ne, bet bent jau 4. Tai tu liksi be degtukų visam likusiam karui. Aš tikiuosi. Ne, tu kaip italas, tu niekad negalvoji apie rydieną. Žinai, kai taip gražiai augau, pohui ar rydienos. Nėra kom O kankintis. rytoj kuo uždegsi? Rytoj būsiu pastavę sodybui, aš nesidarysiu problemų dėl to. Palauk. Duok, biškį paskusim. Imk. Ačiū, tuoj šitą. Žiūrėk. Ok. Aš jaučiu, Luka, jeigu mes atsidurtume negyvenamai saloj, aš pažiūrėjęs tavo skilsus, nusistatyčiau dieną, kada tave papjauti ir suvalgyti. Tipo, nereikalinga gaminimui, tai nereikalingas. Mažiau vietos užimė, oras grinesnis.
Žinai, kokia yra geriausia pozityvumo Lietuvoje? Žinau, Varyk. kai tu pagamini valgyt, aš paragauju ir man patinka. Šiaip šiandien, jeigu tarp mūsų šnekant, yra troškinų diena, tai man atrodo, kad tu su troškiniu turi didesnį patirtis. Ir tavo troškinų man patinka. Bet aš tokią troškinę nesudaręs. Bet įdomu pabandyti. Nemoku, žinok, dalyką, kur niekad neišmokau, yra sulos ištraukti. Jūs galėtumėt leisti sulą iš rozmarinų. Rozmarinų irgi turi siūlą pagal tave. Didelis ir pasakom. Ar Italija yra medžių? Taigi jūsų visa futbolo rinktinė yra medinė. Kaip jis vakar nuo vokiečių gavo? Žiūrėk, broli, netgi Sidas, žiūrėk, kaifuoja. Žinau, kad žmogus verkia, tai jie kabinti, matai? Kaip gali jūsų rinktinė žaisti? Jūsų ankstesnis varkininkas buvo pavardė Bufonas, kas išvertus lietuvių kalbą. O dabar? Klaunas. O dabar žiūrėk, žmogus visų pirma italas, kur dirba su prancūzai. Nėra nieko baisu kaip išdavystė. Antras dalykas, ginčytis, kol žaidimą dar veikia. Žinai, aš labai kaifavau, kai tavo Anglija gavo pizdi vieną kartą normaliai per Europos čempionatą, bet nuo tada... Bet tada, kai jūs antrą minutę praleidot įvartį, netrodė, kad tu kaifavai. Ne, tą momentą verkiau, bet aš susilaikau nuo bet kokio pasisakymą. Dėl to, kad žinau, kad jeigu mes pralošim, tu visam gyvenimą mane varysi dėl šito. Aš savo anūkam visą sakau, kai žaidžiam futbolą ir aš kiečiau užeinu, truputį užgaunu, jis nugriūna, pradeda ten dejuot, sakau. Nebūk italas. Tu žiūri per daug itališko futbolą. Tai nėra į ką kibirkščiai kristų. Į tą degtuką. Kur ta vata? Kur vata? Nu ta. Kur vata? Čia. Kur vata? Kur vata? Su šito tai greitai pasieks. Gal ne taip greitai, kaip galvoju. Primenu, kad čia minų yra. Sakyk, čia... Sidas dabar ant dūmais. Čia lengviausia būda. Jau čia gali nebedrožti. Visi italai visada daro viską drožęs, ko nereikia. Palauk. Pamatysi, neveiks. Veiks. Neveiks. Mano drožlės užsidegs, aš tau duodu galvą nukirsti. Neveiks. Atsipalaiduok. Ką? Atsipalaiduok. Veiks? Aišku. Kada? Mirė jau. Jau? Tu čia niekad neuždegs. Kur tu tą vatą įkišai, Luka? Čia. Palauk, paimsiu ją. Laikyk. Tu esi jo pinokį italai parašė, ne? Jo. Nebijai užsidegti? Ne, nelabai. Žinai, kad aš nebedegus. Man atrodo, čia bus 3 serijų filmas. Teks man čia kažkaip griūti vis tiek ant žemės, matau. Radai dar daiktuką? Ne, šitie buvo ją pačią sudėti. Tos kedrutės reikia iš karto dėti. Siūlau nepersisteg, nes mes nesuvalgysim visko. Tai po kokias, po 2 bulvės, ne? Davai. 2 bulvę. Darom vieną katiliuką. Troškinių? Nu, Gal užteks. tikrai užteks. Gerai. O čia darysim salotą su citrinu ir avokado. Tu galėsi daryti salotas. O skusti reikia? Aš nuskusiu. Čia nupilu skystį. Palauk, dar šitą skystį. Ir aną skystį duok, paragausiu. Paragavimą nebuvo reikalinga, paragavai dėl to, kad tu smalyžas. Ja, man įdomu, ar šito gerai būtų šitas. Palauk. Dar yra. Yra. O to žolę nenori naudoti? Užpatentuosim šitą patiekalą. Man atrodo, kad merkinė bus nauja, bet kaip vadinsi?
Aš vadinsiu dzūkiškai dzenluką. Dzen. Tu žinai, prisimeni, kai pirmą kartą atėjau ir bandai man pamokinti dzardzerici. Kaip ta šūna? Darycinis. Nu, aš nesuprantu, darycinė. Nu, tu gali sakyti daryčinis. Žiūrėk. Tu sakai, kaip ten, pomidoriukas? Tai čia agurkiukas. Davai duok agurkiuką. Tu žinai, kad lietuviai yra protingiausia tauta pasaulyje? Ką? Naujiena. Ne, nu, dabar visi knysa protų dėl probiotikų. Jūs to naudojat, nuo kada buvot vaikai? Aš visą gyvenimą probiotikus. Dėl to jūs taip ilgai gyvenos. Ble, kiek tau metų? 100 PM? Ne, aš Žalgirio mūšį gimęs. Ne. Šilta. Žinai ką? Paprikų sulaužysiu. Nereikia peilį. Teisingai. Įsivaizduoju, kad mes neturim peilį. Troškinį gerai. Šitiek į troškinį, šitiek į salotą. Padarysim pjūvį ant viršaus. Va taip. Kryžių. Tada išeis sultis, nesproks. Va žiūrėk. Va taip ir pjausim va tokių. Eik, tai jau dabar skanu. Kitaip miegosim čia, žinok. O klausyk, tu žinai, kad palapinę statysiu, miegosim palapinę. Gerai. O tu kur miegosi? Tu žinai, kad buvau pratyba su Šauliu. Ir žinai, pasipikdinau, kad vidury nakties, ne, antrą nakties ateina medikai, sustabdo pratybą, sakė, važiuokit namo. Sakau, kodėl? 3 žmonės hipotermija, pradėjo šalt. Vasarą? Ne, prieš mėnesį pusę. Pakėliau ranką, sakiau, vadai, galiu kalbėti? Gali. Galite atimti pilietybę ir duoti man. Aš nusipelniau jo nepritaikyti šito morą. Bet tu matai, biatlonininkas buvęs, pratęs prie sniego. Va ką žinau, nu vis tiek smagu ta šalčių, ar ne? Man visai čia romantiškai atrodo mūsų tas vakarėlis. Laužy paprikų, bro. Ai, palauk, pomodorų. Va, padarai kryžių, atsiveria odelę ir išeina skyšiai. Ai, tau gavienė dabar prisiminiau. Jo, man gavienė. Tau irgi gavienė, broliai. Mes abudu iš tai pačią bažnyčią. Man skirtingai svoris krenta nei tau. Man nekrenta. Nemokamai. Man nekrenta. Pažinai, kaip pavyzdžiui, tos žmonės, kur nuo streso krenta svorį. Pažįsti tokių? Jo, jis prieš tave sėdi. Tai tu visai nestresuoji pastaruoju metu. Nu, kur nestresuoji? Man pasakai, kad reiks filmuoti stojimą, aš stresavau mėnesį. Kodėl, jeigu skambinu tik prieš savaitę? Tai visada išbandymai kažkokie gaunasi. Prisimeni, kaip padarėm tą pizzą su padaža Carolina Reaper? Ar prisimeni? Prisimenu. Prisimeni, kiek kalaus išgėriau po to, kad išgyvenčiau. Aš galvoju, tikrai numirsiu šį kartą. Po to ir metei gert. Aš niekada nebuvau pradėjęs. Išgėriau ten alaus ir tuo pačiu pieno litrą, nejausdama. Jūs italai nemokat gert alaus. Nu, žinai, Vynininkai. mes vynininkai. Kiekvieną savo, broj. Rozmariną. Tai aišku, rozmariną Tai reikia. salotas? Tai ir čia. gal. Gerai, dėk. Dėsim? Dėsim. Gerai. Pas jūs Italijai vienas dalykas neblogas yra, tai kad visur gali rasti rozmariną. Jo, ir visur mes naudojam. Žiūrėk, palauk. Dar turim Kas čia? plaškinį česnaką. Labai gerai. Davai. Į salotą ar į troškinį? Ir į tą, ir į tą. Davai. Vitaminų reikia. Prašau. Antraip spiglių dėtume. Bet jo, laužyk rankų, nebūkim keisti žmonės. Kaperelių. Į salotą. Kaperelių. Į čia? Ne, į salotą. O dabar žinai, ką siūlau? Ką? Išpakuok tą mėsą. O, palauk. Turim ir kečupą. Kečupą? Tu naudoji? Ne. Ir aš. Nebent lūpas pasidažyti nori. Aš siūlau tą mėsą išpakuot, ten Gerai. bus riebalo. Įdėkim čia riebalo. Ok. Palauk, pažiūrink, kaip atrodo. Paimk šviesą, prašau. Turi būti riebalo vis tiek. Yra. Jo, Davai pjaunam ir pilam, gerai? jo. Ir išimk mėsą po to. Arba jo, palik tenais ir supilk čia visą riebalą, kaip pavyks. Tu žinai, kad gaunasi geresnė troškinys, jeigu įprastai gaunasi dabar. Tai taip. Aš tai dar pamokysiu vieną gudrybę. Tik kai neturi kur rankų valyti. Kur yra nematoma vieta?
Ačiū Dievui, kad nėra nei eglė, nei laisvė čia. Ir labai kvapas geras būna. Nu, kam pirti kvapiklių, jeigu gali natūraliai? Tai žiūrėk, siūlau uždengti, Gerai. nes tada nenugaruos. Aišku, mes dėsim. turėsim vieną problemą. Čia aliuminis, kiek pamenu, išsiplečia tas truputį indas. Ir neatsidaro. Ir mes negalėsim atidaryti, bet kažkaip atidarysim. Sugalvosim. Tai statau Šalia. gaubta pusė į vidų. Nežinau, kodėl šiaip sugalvojau. Žinai, kodėl? Linos taip tos kryptinės statomos yra, žinai. Kažkada iš Amerikos atsivežiau labai gerus daiktus du, kuriuos dažnai nešiosiu kišenį. Jie tinka. Aš tai nustebinsiu dabar, manau. Nežinau, ar tu tokius esi matęs. Nu, davai Ko parodai. tu tikiesi, aš dabar ištrauksiu. Aš galvoju, kad tu faką rodysiu. Panašiai ir bus. O to, kad patogiau būtų vartyti, tai gali taip su dviem. Nes tada Bet tokio mažo ir patogų daiktų, kur tu radai? Amerika. This is America, my friend. Čia žiauriai aštru yra iš tikrųjų. Štai. Jinai jau rūksta, žinok. Va. Dabar žiūrėk, paimsim, kad mažiau čia. Mes galim sutrumpinti. Salotas tu daryk. Čia pas mane gyvena kaimynas iš Anglijos. Simonas. Bet jo pavardė Kazerta. Tai tikrai netrodo anglą. Tai jis labai geras salotas daro. Nežinau, tu sakai, kad mes italai gerai darom, bet... Nu, Šaukšto tau reikia. turiu, aš irgi, bet man salota niekada nebuvo visiškai prie širdies. Aš galėčiau gyventi be salotų, realiai. Aš Nes man realiai... kas valgo salotas kaip karvė atrodo. Aš dėl eglė pradėjau išmokti valgyti salotą. Aš dėl laisvė. Tai man atrodo šitas panašumą mes turim. Kad... Kodėl moteris taip mėgsta salotą? Ne, tu nesupratai. Moterį, tu mane mokiniai ir dabar pamiršai. Vieną dieną, kai aš tau paklausiu, kodėl eglė pradėjau turėti tokią tyką, kad man gydyti. Pradėjau visokių ten tablečių kišti. Atėjom iki tokio lygų, kur 12 tablečių vakare duoda, netgi vaikai sako, Tau? mam, jo. Tau tikas buvo? Ne, O kuriai vietoj? ne, kad jinai duoda dėl to, kad tipo nori, kad aš sveikas būtų. Tai čia tu man paaiškini, kad yra raudonas kryžių sindroma. Visos moterys serga. Viena momentu galvoja, kad bando išgelbėti savo vyrų. Bet yra be šansų ir jo kol supranta, tai vyra vis tiek miršta. Tai... Tai man atrodo, kad ta salota yra šitą seriją, kad reikia sveikai gyventi. Tik tai vienas dalykas nesupratau, bent jau, ta salota daržovė, apskritai kaip ta daržovė troškinė, jisai gali būti skanu, ar gali būti tik tai daržovių. Tai aš noriu, kad būtų skanu dalykų visą Tai laiką. gerai, dedam česnako. Dėk, aš biškį dėjau, bet dėk dar. Geras česnakas permuša visą blogą skonį salotų. Teisingai? Jo. Citriną spaust? Jo. Ar tu dėsi kaip nors kitaip? Ne, padaryk trikampį. Trikampį ir kryžiukai, ne? Jo. O, žiūrėk, citriną galėsim ant kito iešmo išsikepti. Žiūrėk, broli, o kiek laiko užtruko, kol atsigavai nuo Anglijos pralošimą Europą čempionatą? Tiek, kiek tau po Italijos pralošimų. Kuris ten nepatekot, palauk. Visur nepatekom. Visur. Pasaulio čempionatą, dabar išėjom vakar iš tą lygą. Neišėjot, o iškritot. Išėjom. Labai skirtumas. Išėjom, patys išėjom. Dėl to, kad mūsų vartininkas kaltinga, kad tu negalite pasakyti, kad mes iškritom. Patys pasidavėm. Jūs iškritot. Jūs atsidūrėt savo vietoj. Da, broli, Italija irgi turi teisę gyventi. Tu nieks nesako, kad ne. Su futbolą. Bet kai pradeda aiškinti, kad gerai futbolą žaidžiat. Kažkada buvo. Kodėl jūs, pavyzdžiui, Varyk. mums atsiuntėte į Žalgirį trinkierį?
Čia man atrodo. Koks čia kerštas? Palauk, čia za tablo. Kaip vadinasi? Za tablo? Zapadlo. Zapadlo. Ne, bet tu žiūrėk, aš nieko nežinau apie Žalgirį, bet tu žinai, kad ir Wolfai turi italas. Tai praktiškai tu nori ir nenori, turi pripažinti, kad mes pradėjom, broli, kaip tau pasakyti, uzurpuoti Lietuvą. Pirmas buvai? Aš buvau pirmas, o po to, žinok, yra kaip lyga, ateina vienas po kitas. Yra kaip boltos vairuotojus. Tu nepastebėjai ir jau praktiškai ne vieną taksistą nesupranta, kad tu šneki. Tai tiesos. Tai su Ir jūs labai įžūlus. Jo, mes nepasiduodam, žinok. Visur lendat. Tau gerai sekasi. Jo, ta zaraza peilį mane nupjovė. Įpjovė? Biški. Tai kišk ranką į šitą. Padarysim kaip Far Westą. Tu žinai, kad per vieną laidą Lameistą buvau svečiuose ir žmogus mane pripjovė. Ne. Jo, pripjovė pirštą. Ačiū Dieve patakė ant kaulų, o ne ant kremslį. Buvo mėsininko peilį, tai būtų baigėsi blogai. Va čia tau dovana. Spaulu, nugabalysiu. Prašau. Klausyko. Nuimėjai laiką, kada mes troškint pradėjom? Ne. Ar žiūrėsim pagal garsą? Nežinau, man atrodo, kad burbuliuos ir užteks. Tyliai. Čia mėsa čirškia? Čia mėsa. Tai kai mėsas bus paruošta, bus prieėjęs 20 minučių. Manau, kad čia mėsai per karštą biškį. Gal ją persiu? Atolinti? Ne, persti. Prau. Nes apatinė pusė gerai čirška. Katiliukas patogus mėsai pasidėti, ne? Nu, ta katiliukas labai geras. Lietuvos kariuomenės tradicija. Dėkoja, kad neatsisuktų. O salotą nenori pradėti valgyti salotą? Tu turi lėkštę? Tai galim iš vieną valgyti, ką tu čia? Galime iš čia? Jo, tu indus plausygi. Tai aš sakiau, kad... Sumaišy. Gerai, ragausiu prieš tai aš, gerai? Čia tokia nesmulkinta guacamolė. Čia guacamolė avarinė. Pa. Nu gerai. Žiūrėk, kaip gerai atrodo šaukštas. Jo. Labai gerai, kad alyvuogės ir kaparėliai to surumą duoda. Nu. Bet tu įsivaizduoji čia. Mes neįdėjom nei drusko, nei pipirų, nieko nėra. Bet čia iš gyvenimo salotos avokadas, alyvuogės, kaparėliai. Iš gyvenimo salotą, kur su lėktuvu atvažiavo pas tave. Vidury Dzūkijos miško. Mes turim avokadų. Ne, pagalvok, čia merginos nebeitų nuogus. Tikrai skanios salotos. Nesimaivom. Ne. Žinai, ką dėsiu dar? Nieko, man patinka taip. Gerai padarei. Viena iš gražiausių prisiminimų mūsų, žinai, kokia yra? Kad žmonės į Merkinę ne tik ateidavo pas mus pavalgyti, bet dar atsineždavo dovanų. Čia aš tik Dzūkiją mačiau šitas reiškinys. Jo ateina šiaip nusipirkt maistą. Bet būtų vienas, kas nukart, aš suprašiu, bet per dieną kokio 3 butelis samagonų. Lauktuvės. Tai svečius ateina, aš ir einu svečius kažką. Nu, bet yra nerealus požiūrį. Pas tave žmonės neateina į restoraną, ateina į svečių. Ir jo atsineša dovanų. Man čia buvo nenormalus reiškinys. Priminėjai man tokius gražius prisiminimus. Grįši dar? Aš? Tik aišku taip. Gerai. Pavarysim. Kur? Merkiniai. Dar? Lemba Merkinė. Aš žinai, kad Merkinė dar padarau savo rekordą picų darimą. Prisimeni koks? Per dieną? Per dieną.
554 picų aš padarau. Prieš 500 atsimenu. Jo, bet aš kai sustojo, po to turėjai mane nešoti. Aš prisimenu, kad buvo toks jau pasidavimo ant galo. Aš atsimenu, aš tau pasakiau, kad Italija laimėjo prieš Prancūziją 3-0 ir tu pradėjai lakstyti. Liūrė tai. Nu buvo džiaugsmo. O laidutuvė prisimeni? Kai buvo finalą, mes prieš jūsų, Italija prieš Angliją. Ir tu padarai didžiulę klaidą. Ei padaryti pakeituką. Ei pamiegoti per tą laiko, aš visos tavo žmonės subūriau prieš tave, padarau didžiulę laidotuvę Anglijos rinktinę. Ja, aš grįžtu, randu staliuką su Anglijos vėliava ir aukomis gedinčiams. Nu šitas dalykas yra neužmirštama, bet Bet čia linksma yra. Čia... Ne, žiūrėk, mes gerai gyvenam. Taip. Nesvarbu, kad dirbam, bet bent jau pasidarėm savo malonumų. Sutinku. Mes ir dabar gerai gyvenam. Jo, žiūrėk. Valgom miške avokadus. Ne, miške avokadų tai čia buvo tikrai išskirtinė, nesakyk. Klaidžioja pokštas po kažkur. Maždaug kulinarinė laida. Nu, tu vedi, pavyzdžiui, laidą ir sakai, jeigu jūs su šaldytuve nieko nėra, pasimkite avokadą. Man labai patinka su mediena. Kad tau irgi patinka. Jo. Dažyt. Dažyt. Irgi patinka. Man daugiau Drožt patinka. drožt montuoti. Bet drožt medieną. Mediena drožt. Aš nieko kitų nedrožu. Bet tu žinai, kad Lietuvoje drožt turi visokių reikšmių. Ne. Tai žinok. Aš, žinok, dar susijaudinu. Aš prisimenu tą vakarą, kai mes atidarėm. Po to kartu rūkėm cigaro, kaip tradicija. Ant tą, žinok, aš nežinau, kaip vaidinti. Ant žaryje nesiskaito. Jo, bet tu čia taip padėjai, noriu pasakyti. Jeigu kažkas blogai, tai tu padaryk. Kaip visada. Jo. Palauk. Nudegs. Nudegs, biški. O palauk, klausyk, o kur sūnus? Dabar Filipinuose. Veikina. Ką? Veikina. Ką reiškia veikina? Rūko? Ne, tai veipina rūko. Veikina, tai reiškia, žinai, veik parkai, kur tas lentas traukia ir plaukia. Ta, kur šniūrą stumdo? Jo, nestumda, traukia. Pas jūs Italija gal šniūrus ir stumda. Man atrodo, kad stumtų tą šniūrą. Ten iš tikrųjų Filipinė labai gražu moterį. Gal? Nu, Laukiu, ką parsiveš. bema iš tikrųjų pas tavę tartautinė kebra. Žantas, superinė anglas, ane? Nu. Veikai. Velsietis. Ką? Velsietis. Velsietį? Velsas. Velsas, radumplo. Nu, jisai nerealus šiaip, geras bičias. Gerai, o dabar filipinietė atsineš. Nu, ir dar svečiuose italas pas mane. Eikau tau. Nepaspirti. Paploti? Ne, ačiū. Gerai, o jeigu atsivežtų Italiją? Va. Broli, žinai, kad yra rizikų. Bet tugi žinai, kad Italijos tai yra kaip lietuvės. Tai yra matriarchatas. Nu, bet šiaip Lietuvoje, Italija su Lietuva labai panaši, nes viską valdo moteris. Mama. Ne, broli. Ką, ne? Ne, bent Pas jau... jūs vyrai gyvena su mama iki 48 metų. Ne, broli, Lietuvoje moteriai yra linksmos. A, Čia to ir skiriasi. kur matei? Nu, man atrodo, kad yra paralyžiuota. Aš esu įsitikinę, kad jinai turi paralyžių. Jinai visą laiką šypsoja. Nesvarbu, kiek aš stengiuosi, jinai šypsoja. Gerai, aš bandžiau pajuokauti nevykusiai. Lietuvos moteris labai geros. Jukios. Ne, man tik viena problema yra. Bet aš noriu pasakyti, kad Lietuva ir Italija labai panašu yra pagal visuomenės sanklodą. Matriarchatas. Mama yra viso ko viršus. Tik tai mes mažiau su mamom gyvenam, Ne. o jūs gyvenat su mamom iki pensijos. Ne, man atrodo, kad lietuvai vyrai tiesiog protingesnė, jo pabėga iš namus greičiau. Problema Lietuvoje yra skirtingas. Mamyčiukai būna moteriai, o ne vyrai. Tu daugiausia problemai su ošviesi turėjęs. Jokių problemų.
Tu garą uošvę turi? Taip, uošviai paminklą galiu pastatyti. Tu net ir nedėžutė be langų, tu tiesiog paminklą. Labai gera uošvė. Jo? O tavo? Labai gera uošvė. Kodėl taip skersai pažiūrėjai į kamerą? Bijau ją. Manau, kad Eglė vis tiek slaptai, bet myli daugiau į savo mamą, jeigu mane čia be klausimą, žinok. Palauk, aš su tavo uošvė susipažinau, man atrodo. Taip. Aš susipažinau, jinai tikrai gera. Taip. Bet mano irgi gera, tu irgi pažįsti. Irgi gera. Palauksim, kol išjungs kameras, ne? Jo. Nu, vis tiek anksčiau ar vėliau žmogus, sensta. Burbuliuoja. Garas eina. Jo. Tai reiškia gerai, skaičiuojam. Užsukam mėsą. Apsuk. Reikia paragautos mėsos, netrodo? Dar... Palauk. Ai tiek šviesa, nematau. Tu kaip visada, nori paragauti tiesiog dėl to, kad valgiai. Palauk, žolę. Sudeginam šiek tiek žolę. Aš nuo to gal ragausiu. Nu, tą Nuo iškėpus? plonesnio. Davai. Dėk. Pasakysiu, ar sušilo bent kiek. Atgal. O planuoji kelionę dabar? Mane vienas draugas iš Italijos vis kviečia kiekvienais metais lapkritį atvažiuoti. Tu dar tą nuoskodą nešuoja manęs. Pas jį sakė, ten miestelį pjauna jautį, ten kepa. Ir visi nuo 5 ryto geria vyną ir tą jautį valgo. Nežinai to draugo? Aš. Tu dar burnoj turi tą skonį neparagautą, ne? Vytarai, Pas mane kiekvienais metais lapkritis taip išbrauktas. Kelionė į Italiją su džanguka, raudono vyno ir kepto jaučio. gerai, pažadu, važiuosim. Bet tu žiūrėk, turi man pažadėti, kad važiuosim ir kad nebus užsiėmę. Aš lapkritį rezervuoju. Visą lapkritį? Taip. Mums reikia 3 dieną bent jau ten būtų. Ne mums, o tau, man tai mėnesį. Tai yra dar vietų, kur nori važiuoti. Paragauti su manim. Su tavim? Nu, aš žinai, kur... Šiaip labai gerai keliaujant, jeigu ragaut, visada turėti žmogų, kuris yra vietinis. Kuris susišneka labai gerai gimtąją kalbą. Italai nekalba angliškai. Ne, jo tokia įda neturi. Jo nesidaro problemų. Ne, jie uždarino pasaulį. Žinai, kur nori važiuoti. Žmona labai mane privartauja, kad Velyką nori važiuoti į Siciliją. Ten, kur tie sūriai su lervom. Ne, ten Sardenija. Aha. Važiuosim ir ten. Noriu nuvežti žmoną į Siciliją, kadangi jinai labai norėjo, bet per Velyką žinai, kiek ten valgo. Kiek? Daugiau nei Lietuvoje? Broli, lietuviai nevalgo. Čia yra legenda. Užkandžiauja. Jūs tik tai jo pakaštavojat, jūs nevalgot. Tenais Velyką, jeigu tu liksi gyva po visas pietų, tave duoda apdovanojimą. Tikrai pastatų paminklą. Man sunku patikėti to, nes aš Velykas Lietuvoje tai viena iš didžiausių apsivalgymo švenčių. Dėl to kiaušinių? Kokių kiaušinių? Tai ten visko nori, šaltienos, višainės, visos tos. Taigi vyniotiniai mėsos visokie. Ne, broli. Visas stalas būna ir po to dar valgo visi mėnesį tą, nes neišmesigi. Pas jūs irgi taip? Baisiau. Baisiau, net ir neįsivaizduoju. Ir ten yra bent jau 14 žmonių, kur visi tau pasiūlo, ką pagamino. Dėl to, kad tu svečias. Bet tu turi paragauti. Nes Kitaip įžeisi. Ir ne tai, kad paragautų normalią porciją suvalgyti. Taip. Aha. Paragavimą yra Važiuojam. 3 šaukštai. Važiuosi? Jo. Man patinka. Žinai, kokia bairų bus. Žinok, jeigu ateisim būdų vien dėl žiūrėti, ar Eglė ir laisvė išgyvens. Dėl to, kad jo labiausiai ir nori keliauti tokių vietų, o po to jo nesugeba daryti negėdą. Gerai, o kaip sureaguotų siciliečiai, jeigu aš po visko to pasakysiu, užkandom, tai gal pavalgom? Man atrodo, kad jo tau duotų raktų nuo miestą. Praktiškai, žinai, to namo už eurų. Tai duotų ir be eurą. Tiesiog turėtum ten gyventi. Viso močiutė tiek įsimylėtų, kaip čia aplinkui. Vis tiek to močiutė tave myli ir visi padeda ir atneša daiktų. Žmonės gyvena aplinkui.
žinai, man atrodo, kad netgi aš pasilgau tų žmonės iš Merkinė. Tai čia ta problema, kad tu Vilniuje sėdi. Ne mano problema, o maži vaikai. Šiaip per mokyklą čia geresnė. Taip, čia viskas geriau. Ir oras geresnis. Tai Čia net būnant Italija laimi futbolą. iš tikrųjų paskutinę kartą, kai Italija normaliai Tai laimėjo, tu čia aš buvau buvai. Merkinė. Taip. Paragauja mėsą. Jinai jau lūžta, žinau. Tai jau dėkant. Jinai tikrai, žinok, jau bus. Jau tapo nebe šonkulio, o plėšyta kiaulieną. Aš siūlyčiau jau ir tas daržovės numinėti. Gerai, palauk. Nes ten kas bulvės smulkiai supjaustytos. Palauk sekundę. Auč. Mėsa, žinok, gerai. Vau, Pavyko? vaikeli. Kodėl aš visą laiką susideginu, kai su tavim? Bet tai ką tu? Nerealus gamyras. Broli, atradai naują receptą, suskystimą tavo. Vadinasi, sudėk, ką turi. Skanu. Bet tu žinai, kad sumesta esi kieta. Su kuo? Sumeista. Tu irgi. Nu jo, bet pavyzdžiui tavo troškinys, irgi jeigu, nepasakiau tau, bet to jaučių odega, kaip yra kažką tokio. Ačiū. Troškinius smagu gaminti. Nu tikrai kaifą ant ugnies gaminti. Tai dūmas, viskas, tai čia nieko naujo nepasakysi. Paprasta, bet skanu. O anukas nusivežė va taip ant laužų, kaip... Tai labai dažnai užsikuriam sodyboje laužą, vakarojam, nes laužas vis tiek yra 3 dalykai, žinai, kur visą laiką gali žiūrėti, 4 meluoju. Tai tas tekantis vanduo, žinai šitą, degantis laužas, akvariumas ir vištos. Višto? Kodėl višto? Aš taip dažnai žiūriu į savo vištas. Ai, ta vištidė. O Geriu palauk. arbatą ir žiūriu į višką, kaip jos gyvena. Pas jos ten toks gyvenimas verda, eiktų savo. Aš tų senų, pavyzdžiui, kaip pasensta, tų vištų, jos savo mirtim, kaip sakyt, nusibaigia ir keliauja pas lapę į mišką. Arba jeigu ten jau visai senyva, matau, kad griuvinėja, Palieki laukia. tada jo. Kad būtų natūralu. O žiūrėk, Vytarą mes pavalgėm. Dabar Ramybė tokia. ramybė. Dabar trūksta 2 dalykų. Pamiršom pastatyti palapinę. Ir pamiršom, kad reikia kaip nors čia miegoti. Eik tu ir statykis tą savo palapinę. Aš nueisiu pas kaimynką kokį. O tai aš... O sodyboj vieta nėra ir man, žinau. Tau ne. Tai tipo aš miegosiu laukiau tų viduj. Už tą pergalę prieš anglus tu niekada... Tu dar laikai pykčių. Aš nelaikau, aš tai auklėju. Tu žinai, man prie laužo istorija kažkada buvo, mes su draugais žvejojom kažkur Rusnės krašte. Naktį sėdim prie laužo, atėjo girininkas, kažką pasakojo ir sako, žinokit, šiose vietose aptinkamas nendrinis lendrūnas. Ir kas tau iškart kyla mintyse, kas yra lendrūnas? Lendantis daiktą. Toks kažkoks pabaisa, Taip. su tokiom Godzillos akim, ten nagai, dantis, ten žvynai visokie, uodega. Ir mes taip pradėjome viens kitą, taip, žinai, žodis po žodžio. Gazdinti vienas kitą. Gazdinti ir po to, žinai, net visi bijo nueit nuo laužo į tą tamsą kažkur pamyšt. Nes jau sako, paskutinis vaizdas, kuris bus tavo gyvenime, tai bus nendrinio lendrūno dantis ir nagai. Wow!
Nu ir mes ten taip kentėjom, prisigazinom, žodžiu, ten vos nei kelnes ir bla bla bla. Ir po to ryte kažkas klausė to girininko, o tai kas tas nendrinis lendrūnas? Ir laukiam tai visi atsakymą. Nu tokia įtampa kyla, žinai. Ir jis sako, tai čia tokia labai reta smilga. Žinok, dabar ir aš bijau eiti miegot vienas. Kaip suprasti, kad kaina geresnė už geras? Erikai, paimk dar vieną. Nėra ką mąstyti. Walden kaina visada gera. Įsitikinkite, nuo šiol visos Walden kainos oranžinės. Maxima.